Sveiki gyvi, taip gausiai susirinkę rašto žmonės. Pirmiausia, noriu pristatyti autorių, išvarymo autorių. Marius Ivaškevičius, rašytojas, dramaturgas ir šiaip fainas žmogus. Paplokim. Antrų sakinių norėčiau truputį įnešti liūdesio, arba kaip vienas Kauno meras kažkada sakė, įnešti daugiau monotonijos. Tai šiuo metu kaip tik vyksta mitingas Vilniuje ir jeigu būtume žinoję, kad tą dieną reikės ginti raštą, laisvą žodį, tai turbūt tikrai šito renginio nebūtų, bet turbūt mums bus atleista, kad mes esame čia su jumis ir jūs esat su mumis, tai mes mintimis pabūkim su tais, kurie dabar protestuoja prie Seimo. Na ir... Gal galima vaizdu prisijungti ir išreikšti palaikymą? Šiaip tai norėčiau, kad šitas dalykas ir šitas žmogus būtų dėmesio centre. Šiais laikais galima pažiūrėti per visokias mediatekas ir kitus YouTube'us, kaip ten kas buvo. Tai pradžiai norėčiau keliais žodžiais pristatyti išvarymo antrą tomą. Turiu pasakyti, kad tiek pirmas, tiek antras tomas yra, tie, kurie neskaitė, tie, kurie skaitė, gali su manim ginčytis, pritarti arba nepritarti, yra labai pagavios knygos. Aš skaitau lėtai, labai lėtai, bet tiek pirmą tomą, tiek antrą tomą perskaičiau maždaug, vakar pradėjau gal pirmą ar antrą dienos ir baigiau turbūt 11 ar 12, dar per tą laiką spėjau pažiūrėti vieną krepšinį ir kitą krepšinį. Kodėl? Todėl, kad autorius rašo, turi labai dinamišką stilių, greitas sakinys, daug dialogų ir moka megzti pasakojimą taip, kad tu negali tos knygos užversti ir eisti kur nors kitur, ką nors kitką daryti. Ir dar pasakysiu, kad man antras tomas patiko net labiau už pirmą tomą. Savaime suprantama, kodėl autoriui nebereikia įvesti herojų, naujų herojai jau yra, tai reikia juos perkelti kažkur kitur arba kai kuriuos užmiršti. Tai tie, kurie knygos dar neskaitėt arba dar neturit, tai šiandien bus galima ir autografą gauti, nežinau ar bus galima nusipirkti, bet autografą autoriaus, jeigu knygą turit, bus galima gauti ir ieškokit šitos knygos, tikrai turėsit gerą laiką. Na ir dabar pats laikas sutelkti dėmesį į tą, kuris tą išvarymą mums pateikia ant delno, bet aš norėčiau pradėti iš tolo, Mariau. Mariau, kas šiandien yra literatūra? Česlovas Milošas, vienam paskutinių savo interviu, Nobelio premijos laureatas, kilęs iš Kėdainių rajono, Adamui Michnikui sako taip: rašyti laikantis taisyklingos sintaksės ir skyrybos, be vidinio monologo, būtini tik padoriai parašyti romanai. Tai kas jums yra literatūra šiandien? Labas vakaras, tiesąkant, šokiravo truputį vaizdas čia įėjus, nes, galvoju, biblioteka, ateisim į bibliotekos salytę ir staiga patenkam į sceną, mums nerodė, kaip čia viskas atrodys. Tai ačiū labai ir bibliotekai, ir visiems jums susirinkusiems. Pirmą kartą turbūt Kaune iš vis pristatinėjau knygą, nesu to daręs niekada. O atsakant į jūsų rimtai klausimą, žinot, man literatūra yra susideda iš dviejų dalių turbūt. Tai yra visų pirma malonumas. Tai yra, man net svarbiau iš tikrųjų visada buvo ir yra ne kas parašyta, o kaip parašyta. Ta prasme, kartais tu gali kaifuoti teksto viduje nuo to, kaip jis yra meistriškai, paradoksaliai
suręstas, kaip muzikoje, ta prasme, kai tave pagauna natos ir neša tavo emocijas, tavo jausmus. Bet dabar jau man to nepakanka. Aš manau, kad vis dėlto literatūra tai yra tam tikras, yra arba turėtų būti tam tikras žmogų keičiantis daiktas, veiksnys, keičiantis galbūt labai nepastebimai, bet prasme, jeigu vien tik tai perskaičius knygą patyrė malonumą, bet tave ne per nago sprindį nepakeitė, neišjudino tavo kažkokių tai vertybių, neišvertė tavęs truputį iš kėdės, tai gal nėra vis dėlto pati geriausia literatūra. Aš manau, kad vis dėlto, bet čia galioja ne tik literatūrai, galioja ir teatrui, ir kinui, teatrui, kur man taip sakant, tenka daug laiko praleisti ir būti. Aš seniai pradėjau kažkaip tai norėti to teatro, kuris išeina už teatro pastato ribų ir tampa socialiniu visuomeniniu reiškiniu, aptarinėjimu reiškiniu, kažką reiškia šokiruojančiu reiškiniu. Tai vat, literatūroje aš noriu ne tik iš savęs, bet ir iš to, ką skaitau, noriu to paties, kad tai būtų kažkas truputį sukrečiančio. Man atrodo, kad tie, kurie skaitė, pritars man. Iš tiesų knyga yra šita sukrečianti ir sukrečianti ne tik dėl mūsų 21 amžiaus istorijos, dėl emigracijos, kurią pajuto kiekviena šeima turbūt ir aš galiu pasakyti, kad mano dukra maždaug tuo metu, kai prasideda romano veiksmas, irgi išvyksta į Londoną ir dar negrįžusi yra iki šiol. Ne taip dramatiškai jos gyvenimas, aišku, klostėsi, bet turbūt nėra šeimos Lietuvoje, kuri neturėtų ar sūnų, ar dukterų, ar dėdžių, ar tetų, ar puseserių, kurie ten nebūtų buvę. Tai dabar einam prie romano ir man patiko ta vieta, kur Madona Jessica, herojė elitinio klubo, kuriame dirba pagrindinis herojus Marekas Vozniakas, jis ir buvęs Latvis Tomas ir lietuvis Benas, apsauginių dirba ir jis sako, kažkas mus vedžioja už rankos, nors iš tikrųjų mes patys. Mariau, kas jūs atvedė už rankos iki išvarimo knygos, iki išvarimo 1 tomo ir iki išvarimo 2 tomo? Tai buvo gan ilga kelionė. Iš tikrųjų, iš pradžių prasidėjo, negalvojant apie knygą, apie prozą, iš pradžių prasidėjo išvyka 2010 metais, 10 metų lapkritį į Londoną su tokiu neapibrėžtu tikslu galbūt atrasti medžiagos pjesei. Nes iš tikrųjų tuo metu turbūt buvo ko gero gal pats emigracijos pikas. Tuoj po to jinai pradėjo truputį slūgti, bet tuo metu mes dar gyvenom tokiu laiku, kai aiškiai jautėjai tą tuštėjimą Lietuvoje, tą žmonių trūkumą Lietuvoje. Ir labai aiškiai girdėjai lietuvišką kalbą Londone. Tai buvo praktiškai neįmanoma nuvažiavus į Londoną nesutikti lietuvių, neišgirsti lietuvių kalbos. Tai tai buvo toks labai rimtas procesas, kraustymas įvykęs ir aš išvažiavau pradžioje mėnesį į Londoną, paskui po pusės metų dar vienam mėnesiui. Ir išvažiavau nieko pernelyg tikėdamasis, bet nežinodamas į kurią pusę tikėtis. Iš pradžių galvojau, kad tai bus gal tokia komedija apie tai, kaip tie lietuviai, dažniausiai provincialai iš mažų miestelių atvažiuoja į tokį megapolį kaip Londonas ir kaip jie ten juokingai atrodo ar elgiasi. Buvau prisirinkęs tam tikrų tokių juokingų istorijų.
kurios galvojau taps pjesės dalimi, bet ten kažkaip iš pradžių buvo gan sunku prakalbinti žmonės, nes jie dirbo kaip išprotėję, jos buvo sunku tiesiog atrasti namie, kad jie nedirbtų, jie dirbdavo parom, ta prasme, jie turėdavo savo pasidaryti išeiginę, kad susitiktų su manim, paskui būdavo netaip lengva jiem paaiškinti, ko aš iš jų noriu, nes žodis dramaturgas jiems pernelyg nieko nesakė, gal ramindavo tai, kad aš nesu žurnalistas ir kad aš neturiu nei diktofono, nei užrašų, jokios knygutės ir tušinuko, tiesiog viską dėdavosi į galvą, tai jiems leisdavo kažkaip labiau atsiverti. Vat, ir kažkaip, bet tai buvo tokia sunki pirma savaitė, o paskui kaip prasidėjo toks smigimas gilyn ir gilyn. Ir tokie atsiverimai, tokios istorijos, kur man pačiam klausant šiurų pasėjo per nugarą. Ir jau tada aš supratau, kad tai tikrai nebus komedija, ten bus mažiausiai tragikomedija arba tragedija su komedijos elementais. Vat, ir po to pradėjau rašyti pjesę, jinai nebuvo jokių planų, kas ją režisuos, kur jinai bus statoma, bet čia staiga atsirado kažkaip Oskaras Koršunovas, kuris panoro ją statyti, atsirado Lietuvos nacionalinis teatras, kuris norėjo didžioji scenoje tą viską matyti ir maždaug po metų įvyko premjera. Skandalinga labai premjera, kadangi aš nutariau necenzuruoti, reiškia, savęs taip, kaip girdėjau, taip sakant, su keiksmažodžiais viską ir sudėjau, pagalvojau, teatras, jeigu norės, tą viską išbrauks. Teatras nutarė palikti ir aš atsimenu tą 2011 metų, tai buvo paskutinės gruodžio dienos premjera. Aš sėdžiu salėje, tėvai sėdi, reiškia, mano šalia, iš scenos eina 4-aukščiai keiksmažodžiai ir ta tokia pagyvenusi nacionalinio teatro publika tiesiog dešimtimis atsistoja ir taip, reiškia, manieringai išeina iš salės, parodomai, protestuodama. Išėjo, nes tikrai kokių gal 200 žmonių išėjo ir aš matau, kad mano tėvai raudonuoja iš gėdos, ką čia jų sūnus, reiškia, prirašė. Ir aš gavau tas spektaklis tikrai, parodysim 3 premjerinius spektaklius ir rytoj jis užsibaigs. Ir paskui staiga plūsteli visiškai kita publika, kuri galbūt apskritai į teatrą iki tol nevaikščiojo ir jisai tampa tokiu bestselleriu, kokio Lietuvos teatre nėra buvę niekada. Net Nekrošius kažko tokio lankomumo nebuvo pasiekęs. Ir iki šiol tai yra deficitinis spektaklis, į kurį neįmanoma gauti bilietų, jau 15 metų kaip į scenoje, bet aišku, aš maniau, kad to mano darbas ir baigtas. Buvo kiti pastatymai Rygoje, Taline, Rumunijoje. Ir va tas Rumunijoje po tam tikro laiko pastatymas 23 metais mus Rumunijos Timišoaros miestas tapo Europos kultūros sostinė. Ir tas pats, kas buvo Kaunas metai prieš tai, po jų, taip sakant, gairės perėmė Timišoarą. Ir kaip pagrindinį savo, kadangi jie irgi rumunai išgyveno didžiulį emigracijos bangą, tiesa, jų emigracija nebūtinai buvo į Didžiąją Britaniją, bet dažnai ir į Italiją ir panašiai, bet jiems tai buvo artima tema ir jie pasirinko tai kaip pagrindinį Europos kultūros sostinės teatro pastatymą. Ir, žodžiu, Oskaras Koršunovas vėlgi įstatė. Ir po premjeros, pirmą kartą mano gyvenime buvo taip, baigėsi premjera, kuri truko 3,5 valandas ar 4, didžiuliai 650 vietų salėje, tokio austro-vengriško, tokio prabangaus teatro. Ir aš išeinu į lauką parūkyti ir girdžiu prie tarnybinio įėjimo švilpimus, taip, bet tiesiog tokius masiškus švilpimus kaip per futbolo varžybas. Aš nueinu žiūrėti, kas ten vyksta ir matau, stovi minia žmonių, apie 100 žmonių ir kiekvieną išeinantį aktorių jie sutinka kaip žvaigždė. Bet netgi ne tai, prie manęs labai priėjo daug jaunų žmonių ir pradėjo man pasakoti, sako, žinot, mus tai labai sukrėtė šitas pasakojimas, mes, sako, pamatėme savo tėvų istorijas. Ir staiga aš supratau, kad kažkas
kažkas yra pasikeitę, kažkas įvykę, nes kol išvarimas ten buvo statomas Vilniuje, Rygoje, Estijoje, tai nebuvo tėvų istorijos, tai buvo mūsų istorijos. Ir staiga užauga, čia mes rodome naujai kartai, kuriai tai jau yra jų tėvų istorijos. Ir jo, kad supratau, kad yra tiesiog baigėsi ta epocha, baigėsi turbūt su pandemijos pradžia. Ir čia man užėjo noras jau tada pažiūrėti į ją nebūnant jos viduje, o būnant išorėje. Pažiūrėti tai kaip į istorinį reiškinį. Ir taip, jo, čia sunku pasakyti, gimė sumanymas rašyti tą trilogiją. Tiesiog supratau, kad taip pradėjo taip kirbėti, kad nebegaliu, turiu sėsti prie stalo ir rašyti. Suvažinėjau į Londoną eilinį kartą, grįžau. Neplanavau pradžioje, kad tai bus 3 knygos, galvojau bus 1, bet paskui kažkaip tai supratau, kad vis dėlto 3. Tai tokia atsiradimo. Tie, kurie skaitėt arba bent turite šventą raštą, turbūt esat girdėję, kad Naujasis testamentas yra ta istorijos, tie palyginimai, kuriuos Kristus pasakoja, yra vienas planas ir yra tas gilesnis planas, ta kita reikšmė. Tai kai skaitysite knygą arba kai skaitėte, ne vienoje vietoje rasit irgi tuos du planus. Tai labai greitai bėga to Beno Ivanovo, vaikino iš Kauno, iš Šilainių rajono istorija ir kartu eina tokie religiniai, filosofiniai, teologiniai, politiniai, sociologiniai ir kiti pamastymai, požiūriai. Ir apie vieną iš tokių norėčiau autoriaus ir paklausti. Tai ten nesupyks tie, kurie dar neskaitė, pradėsiu nuo pabaigos, baigėsi istorija labai liūdnai. Eks-policininkas Benas, kuris dirba po priedanga 6 skyriuje, jeigu neklystu, policijos, išvažiuoja ten sekti banditų grupuotės, ten išvažiuojančios į Londoną, megzti naujų kontaktų ir tas jo sekamas vienas iš veikėjų, vandalas, jie buvo įkaušę, eina pasimaudyti Temzę ir įklimpsta Temzės purve ir juos užlieja potvynio vanduo, dar škvalas prasideda. Ir paskutinė mintis Beno yra tokia. Nuo šiol jis ir bus tas dumblas, ant kurio stovi Londonas. Ar aš teisingai suprantu, kad tai visos tos milžiniškos mūsų 21 amžiaus imigracijos metafora, kad tie mūsų žmonės buvo tik dumblas, arba pagrindinė mintis yra, kad jie yra dumblas, trąša Londonui, Norvegijai, Amerikai, Ispanijai. Kitas klausimas, ką prarado Lietuva, padovanojusi Londonui tą dumblą, Beną, Eglę, Vandalą, Egi Kailį ir kitus jūsų herojus. Taip, kažkuria prasme yra ta jūsų išsakyta mintis, nes jaunystė turi tą tokį matymą, kad aš dabar važiuoju užkariauti to miesto, jis kris po mano kojomis, taip mąsto Benas važiuodamas, taip mąsto Eglė važiuodama, taip mąstom turbūt mes visi jaunystėje, o paskui sendami suprantam, kad šitie patys mūrai, kurie čia stovėjo mūsų jaunystėje, stovės dar 100 metų, kai mūsų seniai nebebus ir net mūsų žymės seniai nebebus. Tie pastatai, tie miestai, kurie mums atrodė, bus užkariauti kris po mūsų kojom, juose gyvens kiti ir mes būsim tiesiog tas pokojinis pagrindas, žvyras, per kurį tie žmonės vaikščios. Tai taip, bet tai čia nebūtinai netgi emigranto mintis, čia apskritai turbūt žmogaus mintis, nesvarbu, kur tu būtum, jeigu tas pats būtų įvykę Nemuno dumble, turbūt jaustų tą patį.
O šiaip tie visi žmonės, aš jų nevadinčiau dumblu, aš juos vadinčiau klijais. Tai iš tikrųjų ir aš pirmos knygos įžangoje tą metaforą panaudoju. Ne tik lietuviai emigrantai, bet visi, sakykime, rytų europiečiai emigrantai, tų, reiškia, 90-ųjų metų, 2000-ųjų metų buvo tie klijai, kuriais klijavosi Europa. Tai buvo tos dvi labai skirtingos Europos. Viena, reiškia, ta gerbuvio Europa, į kurią mes žiūrėjom, varvindami seilį ir įsivaizduodami visiškai kitaip. Ir ta iškankinta, išvargusi postkomunistinė Europa, kur žmonės, reiškia, nebežinojo, kaip jiems išgyventi. Ir už tai važiavo į vakarus. Jie tapo tuo, kaip vakariečiai pamatė rytus ir iš tikrųjų jie pirmie atsivežė realų, reiškia, vakarų Europos vaizdą į rytus. Šiandien mūsų vaikai, ar tai būtų britų vaikas, ar tai būtų lietuvių vaikas, jie jau nebesiskiria praktiškai. Yra tam tikri ekonominiai skirtumai, mes dar toliau brendame, reiškia, iš to skurdo, bet du susitikę žmonės kur nors Paryžiaus ar Londono bare, kurių vienas bus iš Vilniaus, kitas iš Londono, jie pernelyg nesiskirs. Ta prasme, tai bus, galima sakyti, beveik vienos tokios naujos Europos kultūros vaisiai. Taigi, manau, kad mes turim kažkuria prasme būti dėkingi tiems mūsų emigrantams, kurie aišku tai darė ne tik dėl savęs, bet turbūt labiau net dėl savo vaikų. Ta prasme, jie kažkuria prasme aukojo tos savo gyvenimus, tikėdami, kad bent jau jų vaikai bus, taip sakant, žmonėmis iš didžiosios, o ne iš mažosios raidės. Gaila, kad nesu literatūros kritiku ir negaliu žiūrėti metodiškai į knygą, bet žiūriu daug kur istoriškai ar politologiškai. Ir man, ta prasme, dar viena tokia labai metaforiška vieta įstrigo, kur galbūt literatūros kritikas praleistų kaip mažmožį, kaip nevertingą dalyką, bet man atrodo, kad ji yra labai svarbi, būtent apie tai, ką Marijus dabar kalbėjo, kur senas apsaugininkas sugėdina Beną, kai iššoka per barjerą, nes jis jau gavęs gerą darbą, jis jau dirba klubo labai atsakingų apsaugininkų, matyt, neblogai ir uždirba, bet jis iš įpročio tebešoka per barjerą, kad metro nereiktų mokėti už bilietą, nes dar jo mintis tebėra tokios kaip bomžo ir panašiai. Ir tas apsaugininkas jį sugėdina, bet nenubaudžia. Pacituosiu, keliais elementariais sakiniais senas juodaodis karys atstatė jo vertybinį stuburą, Beno, išbalansuotą anarchijos ir už ją ankstesnių išdavysčių. Kiek teisinga čia būtų įžvelgti ne tik emigranto, bet ir visos Lietuvos visuomenės brendimo metaforą. Kaip sunku sugrįžti atgal į normalų gyvenimą, į gyvenimą grįstą tradiciją, grįstą įstatymų, konstituciją, į gyvenimą, kuriame pirmiausia yra pagarba savo ir pagarba kito darbui. Ar aš čia pjaunu visiškai pro šalį? Ne, labai teisingai kalbat ir pastebėt. Tiesą sakant, šitą istoriją, ne visos istorijos... Ta prasme, Benas po to daugiau nebešoka per barjerą, jis pradeda pirkti bilietus į metro. Ne visos istorijos knygoje yra tikros, bet šitą yra tikra. Papasakota vieno kauniečio, kurio, taip sakant, didelė dalis yra Beno charakterė. Jam taip atsitiko ir jis išgyveno tą virsmą. Bet aš manau, kad tai yra irgi vis tam tikras mūsų visų, mes dažnai vartojam žodį sąmoningumas, bet gal ne visada
sakant, iki galo suprantam, ką jis reiškia. Aš papasakosiu, aš atsimenu tokį labai paprastą atvejį, ten neužpyks mano tėvai. Aš buvau vaikas, mes gyvenom Palangoje ir išvažiavom su ekskursija į Nidą, nes tada kažkaip taip paprastai į Nidą negalėdavai patekti, žodžiu, ten buvo tik tai elitinių žmonių kurortas. Tai vat mes išvažiavom į Nidą ir mes pietavom Nidos restorane ar valgyklai, dabar aš jau neatsakysiu. O Palangoje mes neturėjom šaukštuko arbatinio. Tiesiog nebuvom pasiėmę iš namų. Ir kažkuris iš tėvų man sako, Mariau, įsidėk šitą šaukštuką į kišenę. Ir aš, kaip tai? Nu, įsidėk, mes neturim šaukštuko, reiškia, čia neatsivežė Palangoje. Man buvo toks, aš sustingau, jie suprato, kad kažkaip tai nesuveikė, žodžiu, šaukštukas liko ten gulėti, bet mes, reiškia, tie sovietiniai žmonės gyvenome tokia filosofija, kad kas yra valstybiška, kas yra neprivatu, tą ne tik galima, bet būtina imti. Tai yra privaloma, dar ir dėl to, kad mes tam tikrą prasme esam okupuoti, mes parazituojam, reiškia, šitoj valstybėje, šitoj sistemoje. Tai tokia vagystė iš kolūkių, iš visko, net pravažiavimas be bilieto autobusų ar kažkas, tai yra tiesiog vos ne mūsų pareiga, nes taip daro visi ir taip daryti, reiškia, yra gerai. Tai iš tikrųjų aš manau, kad vėlgi čia ne tik nebūtinai būnant Londone mes kažkurioje vietoje išgyvenom tą virsmą, kol galiu supratom, kad ne vien bausmėmis viskas yra reguliuojama, bet tam tikrų, reiškia, mūsų moraliniu vektoriumi, kuris atsiranda viduje, kai tu supranti, kad kenkdamas bendruomeniai, tu kenki pats savo. Ta prasme, nes jūs esat vienas bendras mechanizmas ir mes po truputį nustojom, reiškia, lakstyti žvėriškais greičiais greitkeliuose ir ne tik greitkeliuose, nustojom vogti šaukštelius ir daryti panašius dalykus, mesti šiukšles miškuose, nes, kažkas surinks, ne mano reikalas, reiškia. Supratę, kad miškas yra mūsų greitkelis, yra mūsų gyvybė, yra, reiškia, mūsų. Tai va tas sąmoningėjimas Benui atsitinka Londone, metro, mums jisai galbūt įvyko kažkur kitur, bet jeigu palygint, kaip mes gyvenom prieš 30 metų ir dabar, tai mes pamatysim tą didžiulį skirtumą, aš manau. Pagrindinis herojus Benas Ivanovas turi tokią, vieni sakytų gal primityvią filosofiją, bet geriau pagalvojus, ji nėra tokia jau primityvi, jis ten dalyja pasaulį, mūsų pasaulį į Kristaus pasaulį ir Čingischano pasaulį, ir ta linija yra šiaip jau politologai nuo 1989 metų ir toks Lenkų, ir dabar dar jis gyvas, tebėra Mačiulskis, tai jis tą liniją išvedė maždaug panašiai, kaip buvo iki didžiojo karo tarp Rusijos ir Ukrainos, prasideda ties Mariupoliu, eina Ukrainos siena iki Smolensko, nuo Smolensko palei Baltijos šalių sienas eina iki Suomijos, tai toj pusėje buvo įstatymas, mokykla lotynų ir ribota karaliaus valdžia, o kitoje pusėje buvo tik tai patvaldystė. Ar galima sakyti, kad kai jis nustoja važiuoti zuikiu, kad Kristus Beno asmenyje įveikia tą Čingischaną? Jis įveiks Čingischaną, iš tikrųjų jis įveikė Čingischaną pačiame knygos finale, nes atrodo, kad čia istorija ir baigėsi, bet ji nesibaigė. Trečioje knygoje mes rasime Beną gyvą ir čia jisai supras ar įteiks savo,
kad jeigu iki šiol jo filosofijoje yra, jis žiūri tą atskirtį savo, reiškia, nuo tų anglų, nuo tų britų ir iš tos atskirties jisai, reiškia, išveda tą filosofiją, reiškia, tą mūsų mongolišką geną pasėtą Čingischano per visus rytus iki vokiečių sienos. Tai ir kad jie yra su vandalo kažkokie tiesiog Čingischano kariai atsiųsti į Kristaus valdas kažkokiai misijai, kurios jie patys nesuvokė. Ir galų gale jis galvoja, kad dėl to jie yra ir nužudomi, sakant, Temzės. Tai kai jisai išsigelbės, jisai, taip sakant, laurus tam atiduos Kristų ir save pašventins į Kristaus karius. Čia aš išduodu spoilinu truputį 3 knygos pradžią. Dabar tokį provokacinį klausimą užduosiu. Yra ta gilesnė prasme yra taip, Kristus vienoje pusėje, Čingischanas kitoje, bet per visą romaną Dievo vardą rašote iš mažosios. Kodėl? Žinot, tiesą sakant, čia ir redaktorės kai kurios gal nutaisė, sumažino, nes mes šis lietuviai labai mėgstam mažasias raidės, kai jeigu, pavyzdžiui, anglų kalboje ten tos didžiosios eina tiesiog, ten būtų Lietuvos nacionalinis dramos teatras, būtų visos 4 didžiosios. Pas mus ties nacionalinių didžiosios baigėsi ir toliau mes, nes kažkaip tai negalima. Tai aš mėgstu didžiasias raidės, bet šitoje vietoje aš nebuvau tikras, kiek Benas yra tikintis. Iki šiol nesu tikras, jau 3 knygoje būsiu tikras, ten jau jisai. Čia jisai man toks tarp tikėjimo ir netikėjimo ir labiau gal filosofavimo tikėjimų. Todėl tas Dievas vėlgi, kuris Dievas, kadangi šiuo atveju ir Čingischanas yra pakeltas iki dievybės, tai kuriuo Dievu jis tiki neaišku ir kai sakai ačiū Dievui, tai turbūt labiau kaip priežodis skamba negu tikra, reiškia, padėka krikščioniškam Dievui. Dar vieną refleksiją pasidalinsiu, tai toj vietoj, kur rašot apie Benas lygina su egle iš žvėryno, Vilniaus žvėryno, su kuria jie vienu tuo busiku važiuoja į Angliją ir jie susitinka tame bare, jis apsauginis, jį tokia elitinė mergina. Ir jis lygina, skaudžiai atšokęs nuo Londono, Benas pamažu kilo, o jį pikiravo žemyn. Šitoje vietoje kažkaip man iškart iškylo kitas rašytojas ir kita emigracijos karta, tai Uptonas Sinclairis, Amerikos žurnalistas ir rašytojas, kuris parašė tokį romaną Jungle, nežinau kiek lietuviai yra skaitę, Džiunglės, jį geriau skaityti anglų kalbą, nes ten kiekvienam puslapį yra lietuviškų frazių, lietuviškų dainų, nes herojai yra Jonas ir Ona, jie vienas iš Varinos rajono, kitas iš Panevėžio rajono, ir jų likimai irgi toks, pagalvojau, tas pats kampas, baisu, tragiški likimai, skausmas, ten irgi baigėsi romanas, Jonas, žmona ten nusižudo, Jonas išeina bomžauti po Ameriką iš tų mėsos fabrikų. Ir taip pagalvoju, net ne Sinclairis, bet profesorius Giedrius Subačius yra rekonstrukciją padaręs to romano, jis nustatė, iš kurių kaimų tie lietuviai atvažiavo, kokiu laivu plaukė, kokį pirmą namą pasistatė Čikagoje, kiek jie turėjo daug turto, kaip jie puikiai gyveno, ta prasme, disonuoja tikrovę su romanu. Aš pagalvojau, kodėl Marius Ivaškevičius, taip pat kaip Uptonas Sinclairis, tokį kraupų vaizdą tų emigrantų piešė. Juk daugelis iš jų praturtėjo, sėkmės istorijų pilna yra. Ir ne tik juodo darbo, bet ir mokslininkų ten ir panašiai. Tai klausimas, kodėl jūsų herojų gyvenimas toks niūrus, kaip nukirsta styga? Ar ne per tirštai? Žinot, pasirodžius pjesėje aš susilaukiu tų priekaištų, kur mūsų sėkmės istorijos, ir aš tikrai jų net ir tada Londone tikrai mačiau, sutikau, bet kiek
nebandžiau mintise jas įdėti į šį kūrinį, jos niekaip nelipo. Nes literatūra teatras nemėgsta sėkmės istorijų. Dėja, įdomiausi herojai yra nelaimingi žmonės, kenčiantis žmonės, kažką įveikiantis nuolat žmonės, tokios ne tai, kad literatūros susikliai, bet tokios mūsų turbūt, mūsų kaip skaitytojų, ar teatro, ar kino žiūrėtojų susiformavusios taisyklės viduje, turbūt dar nuo antikinės Graikijos laikų mes norim dramos, o ne saldainio. Saldainį mes nusipirksim kitoj parduotuvėje. Tai va, tai ir čia, ir plus antras dalykas, aš manau, literatūra turi daryti koncentratą didesnį už gyvenimą. Todėl, kaip sakiau, nei vienas šios knygos herojų nėra tikrai nuimtas, taip sakant, nuo tikro realaus žmogaus, bet į visus jos yra sudėtos kelių, kartais ir 3, 4, 5 herojų patirtis ir aišku, tada visas paveikslas gaunasi žymiai sustirštintas labiau negu jis yra, bet tik taip gali reiškia išgauti tą, dramatizmą, įdomumą ir norą juos sekti, nes mūsų gyvenimai nėra tokie koncentruoti, juose pasitaiko koncentruotų momentų, bet po jų ateina, taip sakant, toks atlydys, atlaisvėjimas. Bet čia irgi yra atlydžių, yra tokių, sakykime, laimės akimirkų gana daug, kurios kažkuriuo momentu nutrūksta dramatiškai ir netgi susijęs su tam tikrais istoriniais, politiniais įvykiais. Laikas bėga labai greitai, nežinau kaip jums, man Mariaus įdomu klausytis, nors ne pirmą kartą darau su juo dabar gyvą interviu, 2 kartus, bent 3 kartus esam televizijai kalbėjęsi. Bet kalbėjom labai rimtai, dabar visai nerimtą klausimą paklausiu, tai man labai patiko ta vieta, kur Beno meilės netiek jau daug tuose romanuose, nors atrodo romanas turi turėti daug meilės, ar ne? Šitam daug. Šitam palyginti daug yra, taip. Tai Karolina, Lenkų kilmės Anglė, jam knygyne prirenka daug knygų skaityti ir jis pradeda, jeigu neklystu, nuo Dickenso, Oliverio Twisto nuotykių ir jis ten vargšas išmokęs iš klausos anglų kalbos bando skaityti ir jam nepavyksta skaityti ir paskui jis randa raktą, kaip skaityti Dickensą, tai jis praleidžia visus aprašymus ir skaito tik dialogus. Tai norėjau paklausti, ar čia yra irgi kokio emigranto tas metodas surastas, ar čia autorius, kuris kažkada vargo su privaloma literatūra, savo jau įdeda į herojaus lūpas ir galvą tą mąstymą dėl Dickenso. Nežinau, žinot, pradžioje atsiranda situacija, paskui tu galvoji, kaip tavo herojus tai situacijoje elgsis. Tai aš tik tokį atradau metodą, kad jis gali elgtis būtent šitaip, kaip jisai paskui jau įveikęs ten tą knygą, sako, kai išėmė iš knygos autorių pisantį protą skaitytojų, tai knygą suskaito greitai. Tai jis tą ir padarė, taip sakant, nes jo tikslas buvo neišgauti, nerasti, kaip jam Karolina sako, patirk malonumą. Jis sako, gerai, per savaitę patirsiu. Žmogus, kuris nėra daug turbūt knygų perskaitęs, tas mūsų herojus gyvenime. Bet, ką žinau, dialogai iš tikrųjų toks yra gelbėjantis literatūrą veiksnys ir tai nėra lengvas dalykas. Iš tikrųjų, daugelis autorių vargsta su dialogais, kartais su tą net jauti, nes taip atrodo, žinot, kad tą dialogą galima, tiesiog, nugirdai gatvėje ir tu jį perrašysi ir įdėsi, bet nevelniok, knygoje neveikia, jis turi būti
kažkaip kitaip perdirbtas, bet vėlgi, kad skambėtų natūraliai. Tai ačiū Dievui, man padeda teatro žanras, dramaturgijos, kuriame taip nemažai teko plaukiot. Tai, bet, aš mėgstu, kažkas man yra sakęs, kad knygos perkomos, taip, kaip ir skaitytos atsiverčia, daug dialogų galima pirkti, reiškia, kažkaip tai mėgsta skaityti tos dialogus, aš juos irgi mėgstu kaip skaitytojas, tai ir nepašykštėjau ir čia. Paskutinis klausimas. Prieš 12 metų interviu metams sakėt, kad mūsų istorinė savivoka šiuo metu yra labai deformuota ir iškreipta. Ir tai mus skurdina. Kiek ta deformacija ir iškraipimus aplygino 2 išvarimo tomai? Žinot, tai yra kalba apie laiką, kuris nėra deformuotas, kurį mes dar patys pažįstam ir iš tikrųjų ir gan objektyviai turbūt galime apie įspręsti. Ten, kai aš tą rašiau, aš aišku turėjau galvoje mūsų senesnį istoriją iki 20 amžiaus, kuri yra nuskurdinta labai stipriai dėl suprantamų priežasčių, reiškia, atkūrinėdami, sakykime taip, Lietuvos tautą, mes turėjom valyti nuo savęs visą lenkiškumą ir nuvalėm taip, kad praktiškai viskas, kas prasideda po Liublino unijos ir tęsiasi iki 19 amžiaus pabaigos tampa beveik nebesvarbu mūsų istorijoje. Mes išvalėm kai kuriuos didžius, pavadinčiau tikrai didžius autorius. Man ypatingai gaila Adomo Mickevičiaus, kurį mes dėl to, kad rašė lenkiškai, išgujom tiesiog iš savo literatūros, nors jo didžiausios dramos pradžia yra O Lietuva tėvynė mano, reiškia, tu man brangesnė už sveikatą. Tuo tarpu Čiurlionį, kuris buvo toks pat lenkakalbis, bet jo instrumentas buvo ne žodis, o teptukas, mes puikiai priėmėm kaip lietuvių. Tai va čia man tų tokių, reiškia, deformacijų mums, man labai gaila, kad mes nepriimam, iš tikrųjų, mes kaip ir turim savo visą LDK palikimą mintyse, bet normaliai jo negalim suvokti ir negalim priimti dėl to savo tuometinio, sakykime, nutautėjimo, sulenkėjimo, bet numokime tai ranką, tai yra mūsų istorija, mūsų žmonės, kurie dėl tam tikrų aplinkybių pasirinko kitą kalbą, bet jie nuo to netapo mažesniais lietuviais. Kągi, dėkoju Mariui, dėkoju garbiai ir dėmesingai publikai, kuri taip gausiai susirinko į Mariaus Ivaškevičiaus romano Išvarymas 2 tomo pristatymą. Leidėjai Laisvės knygos prašė mane paminėti, kad užėję į Laisvės knygos .lt jūs galite rasti ir daugiau tos leidyklos arba tos grupės jaunos išleistų knygų. Na, o dabar aš tikiuosi, kad atsinešite knygų arba galbūt leidėjai pasirūpino, kur jų galima gauti ir eisit prie autoriaus rašiklį turi. Dovanos jums autografus, nes sako, kad pasirašyta, bent aš taip galvoju, pasirašyta knyga mano bibliotekoje yra aukštesniam lygiai negu nepasirašyta knyga. Ačiū visiems už dėmesį. Ačiū, Rimvydai. Ačiū, Mariau.